dabar visi stebėkit ir žiūrėkit, kas čia mums gausi. We got a brand new day. Penki pojūčiai. Rega, uoslė, klausa, lytėjimas, skonis. Miesto žemėlapis, miesto planas, tai sumažintas žemėlapis. Tu gražiai atrodai. Mokytoja, o tai gal ir palikom šitą valgyklą visada taip? Aišku, tai kad ten atrodo kaip rūmuose pas karalių. Čia būtų kiečiausia valgykla pasaulyje. Gerai. Gerai? 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 Va taip vaikai dirba per pertraukas. Ne? Matosi raudona blogo ženklas. Sudažyk. Kuris nei valgė, o nei gėrė, o tik dainavo, šio. Aš dabar norėjau sūnų, šiek nenugriauti sielų. O tik dainavo dainą, šia. Karalius Abrahamas, Rezūnų, kuris valgė, o nei gėrė, dainavo dainą, šia. Ir papuolam į juodąją erdvę. Na, vaikai pavadino ją kino teatras. Kino teatras čia jų. Jie galvoja, kad čia mes gal žiūrėsime filmus kažkokius arba pamoką per video. Vesim kažką, ką rodysiu. Kad čia jie galėtų paslaptingai žaisti, kažką kurti. Pasimokinti, kaip jie sakė, gal ateisim. Žiūrėti į lentą, ar ne? Žiūrėti į lentą, gal kažką užrašys paskui sukreidę. O čia yra spalvotasis mūsų spalvų koridorius. Jį kūrė Henrikas, berniukai tiksliau jį kūrė, visi mūsų klasės. Nes jų mes neturime daug, tai jie kūrė.
Už tai toks spalvingas gavosi už tai. O čia yra baltoji erdvė. Na, jie, kaip sako, drugeliai arba rankų žaidimas. Tiesiog čia galima buvo žaisti rankų žaidimą. Gal girdėję tokį, nežinau, dalyką per pojūčius, kada mes kalbėjomės. Ir jiem užfiksavo jie tai, kad lyja lietus ir nelyja. Ir kartu čia ramybės oazė buvo pavadinta. Netgi toks dalykas paminėtas buvo tarp vaikų. Na ir čia kaip pabūti dviese, galbūt po vieną, galbūt jie pasikalbėti, pokalbių toks kambarėlis gali būti.